Ar atžygiavę nuo Basanavičiaus iki Valstybės aikštė pajutote, kad esame valstybėje? Ar pajutome, kad esame šios valstybės piliečiai? Ar supratome, ką reikia ginti? Tai įvyko 1918-aisiais. O reikėjo dar apginti 19-20-ais, kurti ir vargti, vėl prarasti, skelbti ir ginti 1941-aisiais ir vėl mirti už ją, bemaž ištisą pokario dešimtmetį. Iš kur ateina toji amžinoji Lietuva? Iš Genčių sąjungos Nemuno upynė, iš Mindaugo ir Gedimino karalysčių, iš Vytauto Jogailos atliktų Lietuvos Krikšto ir Žalgirio žygių. Tai Gediminaičių dinastija ir Bajorų respublika, Lietuvos statutas ir Mažvydo katekizmas, Daukša ir Skorina, Lietuvos metrika ir Vilniaus universitetas. Tai didžioji Lietuvos kunigaikštystė ir jo saulėlydis, kurį sekė Rusijos baudžiava. O baudžiauninkai nepamiršai dainavo apie buvusią galingą valstiją, valdžiusi gudus ir prūsus, apie Birutę ir Kęstutį, apie gūdžią girių Lietuvą, kuri nuo amžių buvo, dėl kurios verta kilti ir kilti į kovą su ištiestu dalgiu rankoje ir sudraudžiama maldaknygė prie širdies. Istorija neskaičiuoja, apsimoka ar neapsimoka, jis skina gyvybės, kad gyventų idėjos. Mūsų istorija tragiškai ir didvyriškai, todėl negestanti plazdėjo Lietuvos valstybingumo atmintis. Idėjos gyvastis. Štai iš kur tas noras mylėti ir ginti ir gerbti ir tausoti, aukoti visą tai, kas yra brangiausia - gyvybė. Štai šiandieną čia stovime, netgi bijodami prisipažinti, kad juos paaukojusius savo gyvybę buvome pamiršę. Ir šioje valstybės aikštėje praėjus 34 metams nesugebėjome įvalstybinti šios aikštės ir pastatyti jo aukai verto paminklo. Todėl, kad dar labiau susivienytumėm, pradėsime valstybės himną. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, išpraeikęs tavo sūnus, tęs stiprybę semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės.
žmonių gerybei, tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Mes stovime toje vietoje, kur suvežtos relikvijos iš viso Lietuvos didžiosios karalystės, iš buvusių mūšių vietų, ir čia yra užkastos. Čia tų laikų stiprybė. Ir kad mes būtumėm stiprus, mes turime prisiminti tuos, kurie už mus padėjo galvas. Todėl pagerbkime tylos minutę visus kritusius už Lietuvos laisvę. Pagerbta. Žodžiai paprašysiu tarti šiandieno šio renginio organizatorė yra Propatrija ir Propatrijos pirmininką daktarą Vytautą Sinicą. Ačiū visiems. Jūs girdite, aš neturiu balso, todėl bus labai trumpai. Ačiū, kad esat čia, kad atėjot. Ačiū, kad švenčiat. Ačiū, kad neišsigandot, nepabūgot ir neišsivaikščiat, kai mes šiemet pakvietėm ne tik švęsti, bet ir prisiminti pareigas, kad šita valstybė išliktų ir turėtų prasmę. Tai atsispindi plakatuose. Prieš daugiau nei 100 metų vasario 16 susirinkusi svarbiausių valstybės vyrų grupė pasinaudojo tautos apsisprendimo teise ir įkūrė, paskelbė egzistuosiant lietuvišką Lietuvą. Juk valstybių egzistavimo tikslas ir prasmė, kad jas įsteigusios tautos galėtų išlikti, kad išliktų jų kultūros, jų kalbos, jos pačios. Nėra prasmės būti Lietuvai, jeigu jie nebegyvens lietuviai, neskambės lietuvių kalba, nevyraus lietuviška kultūra. Nėra prasmės Latvijai, jeigu toj pat nebus su latviais. Ir taip toliau tas galioja visoms tautoms. Jeigu valstybės egzistuotų tik dėl sotaus gyvenimo, valstybių nereikėtų, užtektų vienos gerai sutvarkytos valstybės visiems. Bet pasaulis veikia ne taip. Valstybės egzistuoja tam, kad išliktų juos įsteigusios tautos. Ir mūsų 100 metų istorija mums aiškiai primena, kad ta grėsmė išnykti, nutausti, būti okupuotiems, tiesiog fiziškai išnykti, yra labai reali, nuolat grįžtanti. Ir po to, kai pastaruosius dešimtmečius gyvenome, ko gero, užmiršę šitas grėsmes, bent vieną grėsmę šiandien visur Lietuvoje atsimename ir girdime, tai okupacijos grėsmė. Gerai, kad ją atsimename. Bet grėsmių yra daugiau ir turbūt šiandien žygiuodami Vilniui negalim nežinoti, kad kita grėsmė yra tiesiog prarasti tapatybę. Grėsmė, kad čia nebegyvens lietuviai, kad čia nebeskambės lietuvių kalba, kad mes nesugebėsime
būdami šitos valstybės šeimininkai, išreikalauti ir pasiekti, kad joje valstybinė kalba būtų visiems privaloma. Todėl šiandien primenam ir kviečiam, ir galų gale reikia sakyti reikalaujam. Reikalaujam, kad Lietuvoje valstybinė kalba mokytųsi visi jos gyventojai ir žinoma piliečiai. Reikalaujam, kad Lietuva vis dėlto ribotų ir pati spręstų, kas atvyksta į ją, ar reikalingi čia žmonės, kurie čia atvyksta. Reikalaujam, kad iš jų būtų pareikalauta išmokti valstybinę kalbą, pripažinti mūsų istoriją, mūsų valstybingumą, mūsų kultūrą. Reikalaujam, kad išliktų lietuviška Lietuva. Nes ne tik okupacija yra grėsmė, šią grėsmę visi, arba beveik visi supranta, bet ir prarasti savastį, prarasti kultūrą, kalbą, prarasti savo namus ir šeimininko statusą savo valstybėje yra ne ką mažesnė grėsmė, kuriai jeigu pasiduosim ir neteksim to statuso, valstybė neteks prasmės. Aš labai norėčiau, kad šią mintį išsineštume šiandien iš čia. Dar kartą ačiū atėjusiems. Ačiū daktarui Vytautui Sinicai. Na, ir kitas organizatorius, tai yra nacionalinis susivienijimas. Kviečiu žodį tarti nacionalinio susivienijimo pirmininką profesorių Vytautą Radžvilą. Lietuviai, visi čia esantis Lietuvai ištikimi piliečiai. Žvelgiu ir į šitą deglų jūrą ir prisimenu, lygiai prieš 35 metus, po ilgos pertraukos, mes pirmą kartą atvirai ir viešai minėjome vasario 16 dieną. Vadavomės iš okupacijos. Džiaugiamės laisvę ir savo valstybę. Šiandien esame čia, sąmoningi, žinantis, kas yra valstybė ir ką mums reikalinga Lietuva, piliečiai. Tačiau šiandien dienos šventiniuose renginiuose dalyvavo daugybė mūsų seserų ir brolių, kurie nesuprato ir nesupranta, kas vyksta Lietuvoje. Jie dalyvauja renginiuose, mato juose, sakant kalbas, valstybės pareigūnus. Ir daugelis užmiršta, kad tie valstybės pareigūnai, kurie sveikina su vasario 16, tik ką pasirašė Lietuvos pažangos strategiją 2050 metams, kurioje mes, lietuvių tauta, esame nurašyti. Žodis lietuvių tauta dokumente, kuris brėžia valstybės raidos kryptį dešimtmečiams, paminėtas tik vieną kartą. Ir tai, kalbant apie Mindaugo Lietuvą. Yra pasakyta, mes čia nereikalingi ir mums vietos jau nenumatoma. Sovietų okupacija buvo baisi, nuožmi, bet bent ji buvo atvira. Šiandien mes gyvename hibridinės reokupacijos laiku. Ar mes suprantame, kas yra daugiau kaip 200 tūkstančių svetimšalių, kurie, nežinia kieno valia ir kieno nurodymų, atvyko į mūsų šalį. Ir šiandien jie yra niekas kita, kaip civiliai perrinkta
armija, kuri į Lietuvą įžengė 1940 metais. Ar mes žinome, kiek iš tų atvykusių užsidirbti yra puikiai valdančių ginklą, priešiškų valstybių spectarnybų žmonių, pasiruošusių lemiamą akimirką X smogti mūsų valstybei į nugarą. Apie tai be abejo kapų tyla. Mes atsimename, kad kai gynėme šitą valstybę, jedinstveninkų ir autonomininkų ordos veržėsi pro aukščiausios tarybos duris. Šiandien veržtis nereikia. Jų palikuonis priiminėja įstatymus, kurie lėtai, nepastebimai, bet grąžina buvusią tvarką. Grąžina šiek tiek kitaip padailinta Lietuvos Sovietų socialistinę respubliką. Ar mes susimastome, kad tie 200 000 atvykėlių po 5 metų galės prašyti nuolatinio gyventojo statuso? Taigi, jie įgis teisę dalyvauti, kad ir mūsų brangiosios sostinės Vilniaus savivaldos rinkimuose. Ar mes suprantame, kas įvyks su mūsų sostinė ir mūsų valstybė, kai jie tvarkys mokyklų reikalus, spręs kalbos klausimus, jie nutars, kokie paminklai turi būti mūsų mieste? Galiausiai, ar mes susimastome, ką reiškia artėjanti ES centralizacija? Ir tik ką vakarą užvakar priimtas nutarimas, kad nuo šiol į ES šalis, taigi ir į Lietuvą, bus siunčiamos privalomos migrantų kvotos, kurios be abejo bus kasmet didinamos. Ir kokia yra mūsų valdžios reakcija? Lietuvos Seimas, žvelgiant į jį, norisi paklausti, ar tai iš tiesų yra tautos atstovybė, kuri didžiulio pavojaus valandą galvoja apie valstybės ir Lietuvos išnykimą. Aš ten matau ne politinę tautos atstovybę, o liaudės ūkio planavimo ir išteklių paskirstymo komitetą. Ten yra 2 grupių parlamentarai. Vieni, kurie sako ir atvirai daro viską, kad Lietuvos greičiau neliktų. Kiti sako, darom, ką galim, bet jie dalyvauja balsavimuose, kurie nieko nekeičia. Jie neturi valios ir ryžto pasielgti taip, kaip prieš 30 metų vis dėlto ryžosi pasielgti sąžiningesni, padoresni kompartijos nariai. Jie žaidžia Lietuvos naikinimo žaidimą. Vieni yra, galima atsiriboti nuo bet kokių politinių įvardėjimų, yra paprasčiausiai mūsų dienų Burokevičininkai, kiti Brazauskininkai. Galiausiai artėja prezidento rinkimai. Jeigu mes toliau nyksime kaip valstybė, galime savęs paklausti. Galiausiai, kuo mes tapsime? Europos Sąjunga valdo komisarai. Tai galbūt ir Lietuvos pavadinimas nebeteks prasmės. Galbūt mes iš tiesų rinksime Lietuvos teritorinio komisariato vyriausiai komisarą. Taigi atėjo lemiamas momentas. Jeigu mes dabar neatsikvošėsime, jeigu mes leisime, kad tie 100 000 žmonių būtų legalizuoti Lietuvoje, jeigu mes neišdrįsime pasakyti net tiek, kad visi, kurie čia atvyko,
privalo mokytis kalbą ir per tam tikrą laiką privalo ją išmokti tam tikrų lygių. Ir kalbos mokymasis ir mokėjimasis bus vertinamas pirmiausiai kaip ženklas. Ar jie atvyko kaip kolonistai, ar kaip žmonės, kurie nori užsidirbti geresniam gyvenimui. Žmonės, kurie pasiruošia gyventi Lietuvoje pagal mūsų lietuvių tautos taisyklės. Taigi, dabar arba niekada. Šitas mitingas neatsitiktinai skiriasi nuo ankstesniųjų. Čia buvo nešami plakatai, kur įvardinti pirmieji mūsų reikalavimai. Bet neatsitiktinai pradėdama šią kalbą, pasakiau, taip man atmintyje iškylo panašus mitingai prieš 35 metus. Kai mes stojome į žūtbūtinį mūšį už Lietuvos laisvę, garbę ir gyvybę. Į šitą mūšį reikia stoti dar kartą. Visiems linkiu sėkmės, būkime tvirti. Dėkojame Nacionalinio susivienijimo pirmininkui profesoriui Vytautui Radžvilui. Na, o man belieka padėkoti jums visiems čia susirinkusiems, netapusiems abejingais dėl mūsų valstybės. Na ir priminti mūsų švento tėvo Jono Pauliaus, mūsų žemiečio žodžius. Nustokime bijoti. Gražios šventės.